Pasirodo, britų mokslininkai nustatė, bet čia teisybė visiška, kad greičiausiai žmogus užmiega po to, kai nuskamba žadintuvas. Taip. Absoliučiai. Absoliučiai taip. Čia teisybė. Čia irgi teisybė, absoliuti 100%. 2 dalykai, kurių labiausiai nori visos moteris. Sulieknėti ir pavalgyti. Į temą, kadangi netrukus jau prasidės kažkaip gavėnė, nuo užgavėnio iki Velykų yra gavėnios periodas, labai tikintysis vyras kunigo klausia, sako, o per gavėnę, ten žinau, pasnikas visą kitą, o su moterim galima? Kunigas sako, nu jo, jeigu neriebi. Šiandien ryte gavau SMS su tekstu. Sveiki, aš gyvenu name prieš jūs, norėčiau susipažinti. Atrašiau, kad gyvenu priešais kapinės ir mane tokios pažintys baugina. Vyksta dialogas. Vienas sako, nusikaltelis. Kitas sako, suteneris. O trečias sako, gerbėmieji kandidatai, baigėme Kolumbijos prezidento rinkimų debatus. Debatai. Žodžiu, suvalkiečių šeima ir sunelis tėčiui pasakoja, tėveli, aš šiandien sapnavau sapną, kuriame tu man nupirkai šokoladuką. Tėvas pasižiūri, sako, nu, sūnau, jeigu tu gerai elgsies, tai susapnuosi, kad nupirkau tau didelį šokoladą. Beje, labai gera apgaulė yra. Na. Labai gera. Žinai, kaip reikia, kai 2 vaikai sėdi, reikia tokį bairiuką padaryti. Jeigu jiems yra ten 3-4 metai, reikia sakyti, nu, tai kas iš jų yra mažas durniukas, o kas didelis durnius. Taip. Ir vis laik vaikas greičiausiai laik sakytų, aš didelis durnius. Jo, nes jis didelis. Skelbimas zoologijos sode. Nemėtikite į delfinariumą bananų. Pirmiausiai, delfinai bananų nevalgo, antriausiai į baseiną šoka alkanos beždžionės ir skęsta. Žodžiu, Vilniaus miesto meras išsikviečia kompiuterių meistrą, meistras atvažiuoja, žiūriu, kad kažkaip tai, ekrano dešinys apatinis kampas peršautas, su skyle. O? Sako, klausykit, sako, peršovėt? Nu ką, sako, taip, aišku peršaviau, sako, aš miestą valdau, aš čia mokesčius gaunu, o čia kažkokia savaržėlė man aiškina. Supratau. Čia gal prie kito mero galėjo būti, nors ir šis neką geresnis, kalbant apie darželių nulaužtą puslapį registracijos. Einame prie frazės, prie pastebėjimo, kuri yra irgi tiesiog gyvenimo teisybė. Kas yra suaugęs žmogus? Suaugęs būni tada, kada eidamas per šaltį, didelį šaltį be kepurės, supranti, kad esi ne kietas, o tiesiog durnius. Aš manau, kad taip. Jeigu galim užbaigti, užbaigim, nes jau laiko visiškai nebėra. Žodžiu, socialinės rūpybos darbuotoja ateina pas daugiavaikę šeimą, žinai, ir motinos klausia, kiek jūs vaikų turite? 8, sako. O tai kokie vaikučių vardai? Nu va, čia sako Petras ir Petras. Palaukit, tai sako, kaip jūs šaukiat? Nu tai sako, pašaukiu Petrai, visi atbėga. O tai jeigu, sako, vieną kokį nors norit pakviesti, nu tai pavardėmgi šaukiu.